Labas vakaras, aš dėkoju Arnui Rolandui, kuris organizavo šį malonų pokalbį su jumis. Noriu pasakyti, kad mano pažintis su Arnu Rolandu yra gana sena, ji vis gilėjo ir iki šiol maloniai tęsiasi. Ir man visai neatsibosta kalbėti apie lytinių mažumų teises, nes laikau, kad tai yra mano pareiga, kad tai yra pokalbis apie žmogaus teises ir laisves. O apie jas galima kalbėti nuo ryto iki vakaro. Aš galbūt norėčiau prisiminti, kaip aš suradau šias mažumas Lietuvoje. Tai dirbdama universitete sugalvojau rašyti apie lytis, lytį, kas tai yra lytis asmenybei. Ir pradėjau ieškoti telefoninių ryšių, adresų, kaip man prieiti iki šitų bendruomenių. Ir kada man pavyko paskambinti, tai niekaip negalėjau suprasti, ko šita moteris iš jų nori. Niekaip jie nesuvokė. Tol, kol buvo pakviesta į vieną susitikimą su Vladimiru Simonko, tada viešėjo vienas Austrijos atstovas ir aš atėjau taip nejaukiai, bet po to mes taip pat labai maloniai pradėjome bendrauti. Todėl aš tikrai, Arnai, taip nesakyčiau, kad tau atsibodo šitą temą. Šita tema yra be galo svarbi. Tačiau, nors Arnas ir sako, kad čia nėra konferencija, bet kiekvienam viešam pokalbiui aš ruošiuosi labai rimtai ir užsirašau kiekvieną žodį tam, kad jis būtų tikslus ir kad aš galėčiau vienaip ar kitaip išsakyti tai, ką aš noriu, tai yra paliesti jūsų širdį ir protą. Todėl savo pokalbį, nediduką pokalbį tikrai, aš pavadinau, kodėl žmonės yra nematomi. Kai buvo pasakyta, kad bus pristatoma knyga, tos nematomi piliečiai knygos aš neskaičiau, aš skaičiau tik tai pirmąją, ją gerai studijavau, bet kai išgirdau apie nematomus žmonės, man gimė įvaizdžiai kažkokie, man gimė kažkokia tai tema ir norėčiau ją su jumis pakalbėti.